Labą dieną, gerbimi dešimtokai. Šiandieną mes mokysime sąlygos sakinį ir dabar aptarsiu, kaip kiekvienam kompiuteriui padaryti darbą. O taip greitai pralėksiu ir paaiškinsiu. Tai pirmo kompiuterio savininkas turi į C kalbą pervesti. Kas čia reikalinga? Programos užrašas viskas tas pats, prasidedant nuo main padarome int AB, reiškia AB kintamosius, čia integer nereikia, paskui programos pradžia tai lankeliai, A prilyginė nuo 5, B prilyginė 10, bet čia yra su dvitaškiu, jums tik tai reikia lygų parašyti. Reiškia, toliau if sąlyga, tai būtų taip, if skliaustelis A didžioji daugiau nuo lygų už B, reiškia, skliaustelis susidaro, lankelis prasideda ir C-out eilutėje, kur palyginama yra, reiškia, kad tiesos atveju A ir B, kad teisingai. Priešingo atveju else būtų, kad reiškia B daugiau už A. Va, ir visas čia darbas. Toliau, antram kompiuteriui vieną iš šitų pasirink, skaičius yra 0, skaičius yra teigiamas, tai čia if-a reikia ką padaryti. Jeigu paima vieną kintamąjį, A, sakykime, ne, A ir B, du kintamosius galim paimti, bet, pavyzdžiui, 0 atveju tai tik tai vieną kintamąjį, A. Tai A būtų if-as A nuo daugiau už 0. Tai, va, reiškia, skaičius yra 0. Arba, va, čia skaičius būtų 0, tai A, reiškia, lygus, tai su dviem lygų 0, ne? Tai, va, toks sąlygos. Ir jeigu teigiamas, tai C-out eilutė parašom taip, skaičius yra lygus 0. O jeigu nelsia, tai skaičius nėra lygus. Skaičius yra teigiamas. Kaip skaičių teigiamą padaryti? Tai skaičius teigiamas yra tada, kada yra daugiau negu 0. A daugiau už 0. Skaičius yra lyginis. Tai kaip A procentai 2, reiškia, nuo 2 lygų, tai tapatus, reiškia, 0. Tai bus lyginis, kurie visą laiką įsidalins. Nelyginis priešingai būtų A procentai 2 lygų, tai tapatu ir vienetas. Jeigu vienetas, tai bus nelyginis. Toliau, trečiam kompiuteriui parenkite programą, kuri vedų skaičių kintamiesiems A ir B spausdintų A, jeigu A daugiau už B. Tai taip įdarote, suveda du kintamuosius, vartotojas įveda jų reikšmės, o jūs nuo if-o sąlygos sakinių daro taip. A reiškia daugiau už B. Jeigu A daugiau už B, tai tada tiesos šakoje ir spausdina A. O jeigu else, tai tada spausdina B. Parenkite programą, kuri vedų skaičių kintamosius A ir B, įspausdintų sudėtį, jeigu A daugiau už B. Tai kada A, if-as, kada padarote, va čia lygiai kaip pirmame buvo prieš tai skaitytame, reiškia, kaip A daugiau už B, tai kaip if A daugiau už B, tai iš karto tiesos šakoje ir sudedate iš pat pradžių A plus B, reiškia, lygų, sakykime, A, ne? Va, sudėjus. Tai ir gautųsi, reiškia, tas variantas. Bet gali būti ir kitaip galite C dar davesti kintamai, kad, reiškia, C lygų A plus B. Ir taip pat po to tikrinimo tiesos šakoje. Ir paskui C-out eilutėje išvedate, kad, reiškia, A daugiau už B, todėl, reiškia, yra skaičius toks, ne? Reiškia, parenkite programą, kurie vedų skaičių kintamiesiems A ir B, įspausdintų B, jeigu A mažiau už B. Tai čia viskas analogas, kaip čia vat 2.3, kad, reiškia, if jei A mažiau už B, tai įspausdina B, tiesos šakoje B, ne? Parenkite programą su šia duota sąlyga, jeigu du skaičiai A ir B, spausdinkite A minus B, jeigu A mažiau už B. Tai if A mažiau už B ir jeigu tiesos šaka, tai iš A atimti, reiškia, B. Ir gausis truputį nesąmonė, nes iš mažiau atimti didesnį, tai bus minusinis, ne? Toliau, parenkite programą su šia sąlyga, duoti du skaičiai A ir B, spausdinkite A, jei A plus B yra lyginis skaičius. Tai lyginiam skaičiui minėjau, kaip patikrinti, tai jeigu A palyginsite ir B palyginsite, kad reiškia lyginiai, tai būtų A liekana iš 2 ir tapatų 0, kad įsidalina viskas, tada gaunasi lyginiai skaičiai ir tada gali sudėti A plus B. Ne?
tai sakykime su A vienu kintamuoju. Parenkite programą su šia sąlyga, duoti du skaičiai A ir B, spausdinkite B, jeigu nelyginis. Tai jeigu B nelyginis, tai vėlgi B liekana iš dviejų ir nuo 2 lygo ženklas ir vienetas gausis, va čia sąlygos sakiny toks turi būti, tada galite A sudėti su B, ne? Ir gausis nelyginis. Toliau, parenkite programą su šia sąlyga, jeigu duoti 3 skaičiai, lyginių skaičius pakelkite kubų. Nu tai, sakykime, nors vieną skaičių padarykite, kad jis būtų lyginis, o tas lyginis tai A. Galima ir visus net padaryti. A, pavyzdžiui, vieną skliaustelį padarome, tai tose skliausteliuose dar 3 skliausteliai turi būti. Tai reiškia A liekana iš 2 tapatu nuo 0, paskui B tas pats ir C tas pats, tarp jų yra turi būti ir nuo toksai, reiškia, ženklas, jūs rasite, kaip tas ženklas rašosi. Ir tada, jeigu sąlyga tenkina, tada po lankelio nubrėžimo užrašote tokią, reiškia, skaičiavimą, kad lyginių skaičių sudedate, į tą sudėtą pakeliat kubų, tai tą patį padauginat iš 3 kartų, ne? Ir gausis tas reikalingas. Tai sudėjimus skliausteliuose padarote, o kubo pakelimas automatiškai daugybos ženklas, kuris yra, reiškia, taip daromas kaip pirmenybė, bet kadangi lankeliai bus padaryti, tai pirmą sudėtį padarys, o paskui daugybą. Taigi, parenkite programą su šia sąlyga, duoti 3 skaičiai, teigiamus skaičius pakelkite kvadratu. Tai viską A lyginate su 0, kad A turi būti daugiau už 0, tada bus teigiamas skaičius ir tą sumą tų skaičių sudėkite ir pakelkite kvadratu. Tai tą patį iš to pačio skaičio padauginsite, tai bus kvadratas. Parenkite programą su šia sąlyga, duotas skaičius, nustatykite jo paskutinį skaitmo lyginis. Nu, tai čia vienas skaičius duotas, tai ar jis lyginis, tai tą A, sakykime, liekaną padarote iš 2 ir reiškia, ir jis turi tapatus būti lygus 0, tada bus lyginis. Ir nelyginis bus tas pats, kad jeigu A padalinus iš 2 lygų būtų vienetui, tada bus nelyginis. Va. Tai va šiandien viską apžvelgiau visus, ką reikia padaryti jums per 2 pamokas. Tai yra šitą savaitę ir kitą savaitę nuotolinio mokymosi. Jeigu bus dar neaiškumų, aš aišku duosiu prisijungimus per Zoom, galėsite ir kartu pasiaiškinti. Tai ačiū, kad stebėjote, žiūrėjote ir kad buvot geri.